Taip, sveiki, sveiki, labas vakaras visiems, linkėjimai iš Lietuvos. Labai smagu, kad jungiasi partneriai iš visos Europos. Ir tikrai būkite pasveikinti mūsų prezentacijoje. Ir labai prašau, kas galite, tai jeigu nežiūrite, tai kameras išjungite, nenorime matyti nei jūsų kojyčių, nei rankyčių, nei atsuktų lempų. Labai būtų smagu arba jūsų veidelius matyti, arba tada visai išsijungite. Labas vakaras visiems. Tai šiandieną su dideliu džiaugsmu, kaip ir visą laiką, noriu pristatyti savo mylimą partnerę, iš kurios aš labai daug mokinuosi, Natalija Balkus. Jinai tikrai jinai apdovanojo mus visapusiškai. Tai Natalija mūsų ir mokymus mums veda, nes jinai tikrai profesionali pardavėja, daug metų tame išdirbo, ten 10 metų skaičiuoja, jinai be galo gerai supranta produktus, jinai viską pati bando ir jūs gal daug kas jau girdėjote jos istoriją, kaip jinai atėjo į šitą kompaniją, kaip ta aušra ją sugebėjo parodyti ir nuoširdumu ir paprastumu, gal dėl to, kad aš pati tuo labai tikiu, ne? Ir šitos prezentacijos vyksta, tikrai galiu pasakyti nuoširdžiai. Norisi sakyti, rėkti žmonės, išgirskite, kokį mes turime unikalų produktą, apie kurį šiandien daug Natalija papasakos, smulkiai, aiškiai, sudėlios, gal daug kam atsakysi klausimus. Šiandieną mano viena partnerė užklausė dėl migrenos, kaip būtų, tai vat jeigu išeis kažkaip, tai gal pritrauksi biškį Nataliją. Ir šiandien kokia, Natalija, tema? Hormonų harmonija. O, pažiūrėkit, tokios temos dar niekada neturėjom. Tai tikrai tai yra surišta ir su mūsų kūnu, ir siela, ir dvasia, ir visų suvokimu, su mūsų psichologija. Tai aš perduodu žodį Natalijai, klausykite ausis ištempę, nes kai kam tai bus labai labai geros žinios. Tai tau žodis, Natalija, visas eteris tavo. Labas vakaras, labai malonu visus matyti arba įsivaizduot, kiek žmonių dabar klauso ir mato manęs. Tai labai gaila, kad aš negaliu visus pamatyti, bet galbūt ateis kažkada laiką ir mes visi kartu susitiksim ir bus galimybė tiesiog kiekvienam žmogui paspausti ranką ir pažiūrėti į akis. Čia yra nuostabus jausmas ir tas bendravimas ir gera energija, kuri eina nuo kiekvieno žmogaus, kurio pritraukia Yes Global kompanija. Čia iš tikrųjų super geras kolektyvas. Tai va, šiandien aš kalbėsiu apie hormonų harmoniją. Man labai, aš kaip ne lietuvė, lietuvių kalba man taip, tokia nauja kalba, rusiškai tai harmonija, faktiškai tai yra vienas žodis, o lietuviškai hormonų ir harmonija skiriasi tik tai viena raidė, O ir A, bet šiaip taip, tai yra harmonija, tai yra pagrindas hormonų sistemos. Kas tai yra harmonija, kas yra muzikantai arba lankė muzikos mokyklą, turbūt žinot, kad harmonija tai yra tokia sistema, kuri gali apjungti priešingus dalykus ir sudėlioti savo vietą nesuderinimus dalykus ir padaryti suderinimą. Kas liečia muzikos.
Tas pats pas mus vyksta ir mūsų organizme. Mūsų organizmas bando suderinti nesuderinimus dalykus, kad absoliučiai kiekvieną ląstelę galėtum veikti, nesvarbu kokių tikslų, bet tik tai organizmų labui. Ir turbūt jūs visi suprantat, kad ta harmonija būna, kad, kaip pianino, kurie stovi be priežiūros, pradeda skleisti ne tos garsus ir muzikos neįmanoma klausyti dėl to, kad kažkas organizme veikia ne taip, kaip ir muzikoje. Jeigu vieną klavišą, atsiprašau, aš ne muzikantė, mano vyras dirigentas, jisai galėtum jums paaiškinti tokių dalykų, bet intuityviai aš galiu jums pasakyti, kad ir muzika, ir organizmas tai yra tas pats, harmonija ir hormonai. Ir jeigu nors viena nata, nors vienas skambesys netoks, tai visa muzika gali būti sugadinta. Tai šiandien mes kalbėsim, tai bus be galo pozityvi tema. Jokių ligų, jokių problemų, tik tai džiaugsmas, tik tai tikslas bus, kaip pagerinti mūsų muzikos instrumentą, kaip padaryti mūsų kūną laimingu. Mes labai laimingi ir aš iš tikrųjų laiminga, kad galiu jums pristatyti mūsų gamtos gelbėtojus, kurie gelbėja mūsų organizmą nuo to disonanso. Tai yra viso pirmiausia mūsų auksinis trikampis, kuris mūsų organizmą atstato dienos metu. Tai yra sunset, kuris mūsų organizmą atstato nakties metu. Tai yra, aš pasakiau, ten sunrise buvo, dabar čia atsiprašau, sunset. Ir nuostabus mūsų organizmo gelbėtojas, kuris dirba visą parą ir gelbėjo, ir atstato, ir padeda mūsų visoj muzikiniai sistemai veikti visą parą. Tai yra kalangardas, tai yra mūsų pagrindinis gelbėtojas, kadangi mikrobiomas tai yra antras aš, o būtent šitas produktas padeda normaliai veikti būtent mūsų antram aš, mikrobiomui. Detoksikuoja, probiotikai padeda suderinti virškinimo ir žarnyno sistemą, ir prebiotikai maitina mūsų gerosios bakterijos, kurie paskui kartu su mumis kuria nuostabią muziką, kuri vadinasi sveikata. Plus prie tų trijų produktų gamtos gelbėtojų mūsų dar yra du nuostabus gelbėtojai, tai yra gelbėtojas Alpha Max Woman moteriam ir Alpha Max M Men vyram. Tai va, čia yra iš tikrųjų unikalus derinys. Ne vieną kartą aš sakydavau, kad kadangi mūsų organizmas tai yra sistema, tai yra suderintas instrumentas, suderinta gražiai parašyta muzika, ir jeigu ten kažkas vyksta ne taip, tik tai sistema gali padėti sistemai. Būtent Yes Global ir sukūrė sistemą, ne atskirus kažkokius produktus, kurie veikia
ten galvą, ten nuo migrenės, nuo spaudimo, ten dar na kažkokių lygų. Ne. Čia yra sistema, kuri padeda mūsų sistemai atstatyti savo normaliai veiklą ir pats organizmas pradeda tiesiog taisyti savo klaidos. Jūs turit suprasti, mes negydom, mes tiesiog padedam organizmui atstatyti savo sveikatą. Jis pats jau žino, kas ten kažkas ne taip ir pats taiso savo klaidos. Tai va, šiandien, tokį įvadą pakankamai ilgą, aš norėjau paaiškinti naujiems žmonėms, kurie pirmą kartą girdi būtent apie Yes Global gamtos gelbėtojus. Aš tik tai šiandien taip noriu vadinti mūsų auksinį sistemą. Šiandien mes kalbėsim apie hormonų valdžią arba kūno ir sielos harmoniją. Jūs turbūt žinot ir be abejo suprantat, kad aksominė oda, meilė gyvenimui, vidinė ramybė, laimės pojūtis, gera nuotaika, viskas priklauso nuo tam tikrų hormonų kiekio organizme. Pasirodo, mes patys, norėdami gerai jaustis, galime juos aktyvinti ir skatinti. Ir tam mums gamta davė į mūsų rankos tą, apie ką aš ką tik pradėjau kalbėti. Tai yra mūsų auksinis trikampis ir moteriškas ir vyriškas produktas. Mikroskopinis mažytis biocheminės medžiagos, vadinamos hormonais, labai svarbios žmogaus jausmams. Net mažiausiai jų kiekį organizme turi lemiamos reikšmės kūno ir sielos harmonijai. Manoma, kad yra maždaug 1000 hormonų į harmoninių medžiagų 1000, ne 3, ne 4, apie ką mes šiandien kalbėsim. Mes kalbėsim, man atrodo, apie 12 hormonų, o apie 1000 hormonų yra. Bet iki šiol mokslas aptiko daugiausiai 200 hormonų, tai irgi labai daug. Tai aš jums pateiksiu 10 svarbiausių malonios savijautos hormonų, kurie suteikia mums laimę, lengvumą, tos jausmus, kurie mums reikalingi nuo ryto iki vakaro ir faktiškai visą gyvenimą. Ir papasakosiu, kaip su kuo jos galima skatinti tos hormonus ir kokie ingredientai iš mūsų auksinio trikampio ir vyriškos ir moteriškos gamtos gelbėtojų padeda būtent palaikyti tą efektą ir skatina tą efektą. Jeigu labai trumpai kalbėti apie trikampį, tai aš galiu pasakyti labai trumpai, kad vienas dienos metu, kas mus atstato, kas mus saugoja, tai yra sunrise'as ir pagrindiniai ingredientai, kurie veikia būtent mūsų hormonų sistemą, tai yra fitocell, šveicarų gamybos užpatentuoti ingredientai fitocell malus domestic, fitocell vitis vinifera. Tai kamieninės ląstelės iš šveicariškų obuolių ir vynuogių. Galiu pabrėžti, kad tai yra visiškai, tai yra neturintys analogų aplamai pasaulyje ingredientai, kurie užpatentuoti šveicarų kompanijai, į kurią įtraukė mūsų Yes Global kompanija į savo Sunrise kompoziciją. Taip pat Sunrise yra toks ingredientas, koncentratas kaip irish sijumos. Tai yra kaip
irlandski moh, kaip lietuviškai bus. Nu, jūs supratot manęs. Angliškai, nu, užkrito iš galvos ir išsijimos. Tai yra irgi labai svarbus ingredientas mūsų hormonų sistemai. Plus NMN, tai yra mononukleido medžiaga, kuri skatina ir gerina ląstelių energijos gamybą ir užtikrina DNR atkūrimą, kas yra labai svarbu būtent hormonų sistemą suderintojai veiklai. Kas liečia Sunsetą? Sunset tai yra naktinis produktas, ir kuris turi, va taip, atsiprašau, kuris turi pagrindinius ingredientus, kurie veikia tiesiogiai ir netiesiogiai į mūsų hormonų sistemą, tai yra afron, šafrano ekstraktas, valerijono ekstraktas, ramunėlių ekstraktas. Aš labai sąmoningai sakau, ekstraktas tai yra ne tai, kad visa valerijonų kompozicija, būtent ištrauktas ta veiklioji medžiaga, kuri reikalinga būtent tam poveikiu. Ta prasme, kad sugebėjo Yes Global kompanija išgryninti gerosios savybės, o tą, ką gali neigiamą padaryti, pavyzdžiui, ten valerijonai, ar ramunėlė, ar levanda, tiesiog buvo pašalinta. Nu, jūs supratot mano mintį. Atsiprašau. Tai va, ramunėlė, levanda, pasiflora. Tai yra irgi tokios medžiagos, tokie ekstraktai, kurie padeda sumažinti streso lygį, skatina geresnį miegą ir geresnis miegas visada tai yra mažesnis streso hormono kortizolo lygis, kuris padeda palaikyti hormonų balansą. Taip pat kalangard. Tai yra pasididžiavimas, iš tikrųjų pasididžiavimas, aš jau kalbėjau apie tai, kad tai yra mūsų pagalbininkas, kuris dirba ir dieną, ir naktį, padeda mūsų mikrobiomu veikti kartu su mūsų organizmu, kadangi mikrobiomas tai yra atskiras asmuo, kuris gyvena pas mus kaip ateivis. Tai kalangardas kas daro? Jisai palaiko žarnyno sveikatą ir detoksikacijos procesus. Jo sudėtyje yra ingredientų tokių kaip kefir, AB kefir, Sun4 GastroKeep, tai yra probiotikai ir prebiotikai, pieno usnys, aloe vera ekstraktas, psyllium husk ir kiti supermaistai. Šie ingredientai padeda optimizuoti virškinimą, mažinti uždegimą ir palaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą, kas yra svarbu hormonų pusiausvyrai, nes sveikas žarnynas padeda tinkamai metabolizuoti ir pašalinti hormonų perteklių iš organizmo. Dabar jūs turit atsiminti tą frazę hormonų perteklius iš organizmo. Tai yra kalangardo pagrindinė savybė, kas liečia hormonus, kas liečia hormonų balansą ir harmoningos mūsų organizmo sistemos. Plus, kas daro Alpha Max vyram? Yra pagrindiniai ingredientai, tai yra ashwagandha, matza root, tonkat, aliejų ekstrakt, pine bark ekstrakt, tai yra pušų ekstraktas, jeigu išversti lietuvių kalbą, ashwagandha ir matza
Macaruts pasakiau. Tai yra kas? Tai yra per medžiagos, per ingredientai. Tai yra adaptogenai, kuri padeda subalansuoti kortizolio ir padidinti testosterono gamybą. Kas yra vyram labai svarbu. Tongat Ali yra ypač žinomas dėl savo savybių skatinčių testosterono lygio padidėjimą, kuris svarbus vyrų harmoniniai sveikatai. Kas liečia moteriško produktą, tai per mūsų prizmą, apie kurią aš šiandien kalbu, apie hormonus, pagrindiniai ingredientai tai yra Kacip Fatimah, Don Juan, Damina, French Maritime Weinberg. Šitą viską labai sudėtinga, bet jūs suprasit teisingai, aš noriu tiesiog jums įgarsinti tas, kas yra parašyta ant mūsų dėžutės, kad neiškreipt informacijos. Jūs tada tiesiog paskui po mūsų pokalbio galite ramiai atsisėsti ir perskaityti tos visus ingredientus ir atskirai tiesiog paimti ir paguglinti, kas ten parašyta. Kas liečia Don Juan ir Kacip Fatimah, tai yra augalai naudojami moterų harmoninį sveikatai palaikyti. Kažkada aš apie Don Juan labai daug kalbėjau, tai yra Malazijos ir to regiono unikalus augalas, kuris auga tik tai ten. Ir jisai beveik šventas toj kultūroj. Dėl to, kad būtent tas Don Juan padeda reguliuoti estrogeno lygį. Tai yra mūsų išsigelbėjimas moteriškas. Palengvina menopauzės simptomus ir subalansuoja menstruacinį ciklą, pagerina nuotaiką ir energiją. Čia yra bendrai. O dabar aš noriu jums akcentuoti, kas liečia hormonų, mūsų tikslus. Ką mes norim turėti, kad mūsų kūnas būtų laimingas. Mes norim būti gražios, mes norim būti sveiki, mes norim būti energingi, mes norim būti grakštus. Labai daug galima tų žodžių prigalvot, bet žinokit, prie kiekvieno tokio žodžio, pavyzdžiui, kaip grožis, jūs turit žinot, kad prisideda tam tikri hormonai. Tai kokie hormonai yra atsakingi už mūsų norų įsipildymą? Pavyzdžiui, koks yra moters grožio hormonas? Be abejo, tai yra estrogenas. Nuo jo priklauso, ar jūs gerai, ar mes gerai jaučiamės, ar gerai atrodom. Estrogenas aprūpina odą krauju. Siunčia, ne tik tai mes kalbam apie menopauzę dabar. Čia yra informacija moteriam, kurie dar negalvoja apie menopauzę ir galvoja, kad man dar per anksti, man nereikia, man nereikia to moteriško produkto. Bet jeigu jūs einat į grožio saloną, mokat labai daug pinigų, kad įleisti jums kažkokius injekcijos, ten kažkokios kaukės, kažkokios procedūros, kad paskatint kolageno gamybą ir palaikyti drėgmę, žinokit, estrogenas tai daro, o ne grožio salonai. Tai yra volia atradimas. Tai jeigu jūs norit tikrai pasiekti tokį rezultatą, kad jūsų oda būtų stangri ir
gerai pripildyta drėgnumo, atsiprašau, tai jums būtent reikia būtent mūsų Alpha Max V Woman. Štai kodėl ir atrodo oda standi ir sveika, būtent estrogeno dėka. Hormonas padeda reguliuoti riebalinių liaukų, taip ir galvos veiklą. Plaukai auga greitai, jie minkšti kaip šilkas ir paklusnus. Tarp kitko, estrogenas dar saugo nuo infarkto. Tai pakankamas estrogeno lygis organizme saugoja mus nuo infarkto. Būtent moteris infarktą gauna žymiai mažiau negu vyrai. Deja, būtent dėl to hormonų. Vyrai estrogeną irgi turi, bet jį turi mažiau, o jeigu daugiau, tai vyro figūra labai panaši į moterų figūrą. Tai yra klubai, tai yra krūtis, tai yra pilvas, viską, ko nereikia vyram. Tai reiškia, kad ten reikia sumažinti estrogeną, o testosteroną reikia dadėti. Kas skatina estrogeną? Donkuo, Fatimah, tai apie ką aš kalbėjau, būtent va čia. Čia yra moteriškas produktas. Šie ingredientai padeda subalansuoti estrogenų lygį, gerinti moterų hormonų sveikatą, odos būklę ir libido. Sekantis hormonas – oksitocinas, jausmingumo ir švelnumo hormonas. Kodėl įsimylėjai visada patrauklus? Kaip jūs galvojat? Kada mes matom nuotraukos, kur įsimylėjėliai laikosi už rankučių, ten vestuvės, jūs turbūt jaučiat tą energiją, kuri eina nuo tokių žmonių, kurie įsimylėjęs vienas į kitą. Bet dėl to kalti ne tik tai klasikiniai seksualiniai hormonai, bet ir oksitocinas. Hormonas gaminantis motinos pieną. Būtent šitas hormonas. Jeigu pas moterį labai mažai pieno, kad maitint savo vaiką, tai yra visų pirmiausia skambutis, kad trūksta oksitocino. Oksitocinas tai yra skatina glamonės į visuotinę meilę, padeda bendrauti, užmėgsti ir seksualinius, ir socialinius kontaktus. Ir labai dažnai žmonės, kurie yra asocialūs, jūs turbūt žinot, kas tai yra, kurie ne tai, kad nemėgsta bendrauti, o tiesiog vengia bendravimą. Asocialumas tai be abejo yra šiuo metu tai yra didžiulė problema, kuri skatina ir kompiuteris daug laiko prie kompo, internetas ir visi tie gadžetai, kurie būtent ir skatina asocialumą, bet tie visi veiksmai ir mažina oksitociną. Kas gyvena harmonija pats su savim ir su kitais, turi dėkoti oksitocinu. Kaip jį skatinti oksitociną? Tai yra jausmingumo ir švelnumo hormonas. Žinokit, yra labai daug visokių patarimų ir jie tikrai veikia. Vienas iš jų yra prisilietimas, bet koks prisilietimas, vaikų apkabinimas, partnerių apkabinimas, netgi masažuotojų arba fizioterapeutų rankos padeda išsiskirti oksitociną. Tinka net
savimasažas, galima pamasažuoti savo veidą, savo kojos, rankos. Bet mes dar vieną turim nuostabų pagalbininką. Alpha Max ir Sunset. Sunset tai yra ant nakties mūsų pagalbininkas, turi ašvagandą. Ašvaganda tai yra legendinis toks jau brendas ašvaganda, aš galiu pasakyti visam pasauliu, tai yra adaptogenas, kuris mažina stresą ir gali netiesiogiai skatinti šio hormono išsiskyrimą per ramybę ir relaksaciją. Miego metu būtent Sunsetas, tai yra naktinis mūsų nuostabus pagalbininkas, padeda išskirti oksitociną, kuris duoda mums jausmingumą ir švelnumą. Toliau. Augimo ir idealių linijų hormonas. Mes visi norim būti idealių linijų. Kas gali, ne kas gali, o kas skatina būtent normalų svorio, normalių gerų linijų, kūno linijų mūsų kūno. Tai yra somatropinas. Būtent gera figūra priklauso nuo somatropino, kada būtent to hormono užtenka organizme. Jisai atsakingas ne tik už vaikų augimą, bet ir už gerai suformuotą kūną. Aktyvina baltymų apykaitą, taip pat formuoja raumenis ir kartu neleidžia susidaryti riebalų pagalvėms. Galima sportuoti iki pamėlynavimo, tampyti visokios štangos vyram, moterim eiti po 10 kilometrų per dieną ir dar kažką daryti su savim. Galima be abejo nuvažiuoti į Turkiją į riebalų išsiurbimą padaryti, bet čia yra neišeitis. Bet visų pirmiausia reikia pakelti somatropino lygį, kad jo būtum pakankamai organizme. Kaip skatina somatropiną, kas skatina? Be abejo, geras miegas. Be abejo, naktį tas miegas, ne dienos metu. Todėl, kad miegas tai yra grožio šaltinis. Visų pirmiausia, reikia pakankamai miegoti ir visų pirmiausia, tas miegas turi būti kokybiškas. Vėl rodau Sunsetą. Sunset. Kodėl Sunset? Visų pirmiausia, kad čia yra ašvaganda, atsiprašau, afronas yra, čia yra toks derinys, kuris būtent ir veikia tiesiogiai mūsų miego kokybę. O miego kokybės tai yra somatropinas, augimo ir idealių linijų hormonas. Plius ašvaganda, maca šaknis, tai yra Alpha Max vyriškas, padeda reguliuoti miegą ir mažinti stresą, kas gali skatinti somatropino gamybą. Somatotropino, atsiprašau, somatotropino. Pavadinimai tai be abejo netokie lengvi. Taip, geros nuotaikos hormonas. Tai yra serotoninas. Vidinis grožis reiškia ir išorinį grožį, o jis iš dalies priklauso nuo serotonino. Jis mažina įtampą, didina malonumą ir kelia nuotaiką. Barnis su artimaisiais, atsiprašau, arba darbė mažina serotonino kiekį. Visos neigiamos emocijos, kada mes negalim susilaikyti, mes negalim prikąsti liežuvį,
ir būtinai atidaryti burną ir pasakyti kažkokią bjaurybę, žinokit, tai tiesiogiai jūs žalojat savo organizmą. Ne kažkino, o savo organizmą. Bet kaip susilaikyti nuo to, tai reikia kelti serotonino lygį. Kaip skatinti? Afron, volia, vėl mes kalbam apie sunsetą. Padeda, čia yra tiesiogiai, tai yra pagrindinė medžiaga, nuostabus ingredientas, užpatentuotas, atrastas ispanais. Tai yra irgi viso pasaulio pasididžiavimas, vienintelis šafrano ekstraktas pripažintas visam pasaulyje kaip antidepresantas, būtent tai yra ta medžiaga, kuri kelia serotoniną, labai daug mokslinių tyrimų visam pasaulyje būtent su afronu padarytai ir labai daug išvadų, kad tikrai afronas tai yra šafrano ekstraktas, ispanų gamybos užpatentuotas ir kuris yra pas mus čia, padeda pagerinti nuotaiką, ramybę ir netiesiogiai skatina serotonino lygį padidėjimą. Super. Toliau, antistresiniai hormonai. Mes visi skubam, pas mus labai daug tikslų, mes norim plėstis, mes turim vieną mašiną, norim antros, mes turim vieną namą, mums reikia dar sodo, dar reikia namą prie jūros, mes norim dar kažką, stresas. Mes bėgam, paskui vieną dieną labą dieną ir nieko mums nereikia. Bet kol tas momentas neatėjo, reikia sustot ir suprast, kad gyvenimas pas mus tik tai vienas ir mes gyvenam tik tai šiandien, kas bus rytoj nieks nežino ir dėl to šiandien mūsų diena turi būti kokybiška ir be streso. Antistresinis hormonas tai yra noradrenalinas. Adrenalinas tai yra hormonas, kuris skatina stresą, noradrenalinas, kuris slopina stresą. Ištikus stresui arba pervargus mobilizuojasi viso organizmo energetiniai rezervai. Adrenalinas didina kraujospūdį, priverčia dažnai plakti širdį, susiaurina kraujagyslės ir tuomet į pagalbą atskuba noradrenalinas. Čia yra super. Noradrenalinas. Kaip jį skatinti? Priešingai nei adrenalinas, kuris išsiskiria per liaukas, noradrenalino kiekį galima aktyvinti jausmais. Pavyzdžiui, muzikos garsais, jūros bangų ošimu, išvažiuoti prie jūros, pasiklausyti tiesiog vėjo, pažiūrėti saulę, bet ne visada tai užtenka. Ir be abejo, mums vėl padeda mūsų organizmo gelbėtojo, tai yra ašvaganda, alfa-max ir sunsetė, vėl sunsetą, kurie padeda reguliuoti streso lygį, mažina įtampą ir skatina subalansuotą noradrenalino gamybą. Toliau. Yra toks hormonas, kuris užtikrina gražią eiseną. Jūs turbūt pastebėjot, kad su amžium žmonių eisena tampa nesubalansuota. Jeigu palygint žmogų, jauną moterį ir pavyzdžiui jau moterį, kuriai jau metų. Tai skirtumas, tarp kitko, kaip šunys reaguoja į eiseną. Jie reaguoja būtent agresiją, kada mato pagyvenusią žmogų, kuris eina nesubalansuotai. Jaunas žmogus visada turi gražią eiseną, o
kada mes senstam, ta eisena pas mus blogėja. Bet būtent dopaminas tai yra hormonas, kuris užtikrina tą gražią eiseną. Ir jeigu mes pas mus dopamino užtenka, tai šuo nepradės lot ant mūsų, kada mums bus jau ten daug metų. Būtent šunys reaguoja į eiseną. Jeigu išbalansuota, tai būtinai eina šuns reakcija. Tai reiškia, jeigu šuo loja į jūsų eiseną, jums trūksta dopamino. Bet jeigu jūs vaikščiojate gracingai, kartu energingai, jeigu esate plastiškas, jeigu jūsų pirštai kibus arba labai išraiškinga mimika, kaltas dopaminas. Labai dažnai būtent aktoriai turi labai daug dopamino. Jį gali savo veido mimikai, pavyzdžiui, kaip man patinka nuostabus toks aktorius Johnny Deppas. Vienam filmui sugebėjo visą filmą su saulės akiniais. Tai filmas, paskui pasakysiu. Visą filmą jisai vaidino su saulės akiniais ir būtent savo veido išraišką jis galėjo vaidinti absoliučiai viską, ką reikėjo vaidinti tam filme. Ir laimė, ir nelaimė, ir pyktį, būtent išraiškinga mimika. Tai yra žmonės, kurie apdovanoti dopamino kiekiu, kuris tikrai labai aukštas. Užtenka dopamino. Ši medžiaga harmonizuoja kūno judesius, bet gali taip pat sukelti baimę ir euforiją. Dopaminas sustiprina jausmus, vaizduotę, kūrybinės galias. Apie ką aš ir šnekėjau, kad labai dažnai būtent tie žmonės, kurie turi daug dopamino, tampa aktoriais, kūrybingi žmonės. Kaip skatinti dopaminą? Vienas geriausias būdas yra šokiai. Bet antras geriausias būdas tai yra Yes Global organizmų pagalbininkai. Tai yra Alpha Max, kur yra maca šaknis ir tonkat ali. Tai yra super ingredientai, kurie padeda didinti energiją, motyvaciją, taip pat skatina dopamino išsiskyrimą. Vandens hormonas, kuris palaiko mūsų odos formą. Tai yra vazopresinas. Dabar paklausykit tie, kurie turi problemų su patinimais, kurie, pavyzdžiui, pas mane, iš prigimties man neužtenka vazopresino. Ką jis daro? 50–80% žmogaus kūno sudaro vanduo. Vazopresinas reguliuoja druskos ir vandens kiekį organizme. Nepagalvokite apie tai, kad nebūtų patinimo, kad nebūtų ten kažkokių neigiamų dalykų, per daug vandens, reikia mažinti druskos kiekį mūsų maiste. Viskas turi būti subalansuota. Jeigu mes suvalgėm daugiau druskos, tai reikia suvalgyti daugiau medžiagų, kurios turi kaliją. Problema yra vazopresinas, kuris reguliuoja druskos ir vandens kiekį organizme. Jo gamyba priklauso nuo kraujospūdžio. Jeigu jis normalus, tai kraujospūdis mūsų normalus. Kad vandens apykaita būtų gera, reikia, kad būtų užtektinai tam tikrų mineralų, labiausiai kalio ir natrio. Ne tai, kad natrio man nereikia, tik tai kalio, arba natrio ir kalio nereikia. Kaip skatinti, kaip palaikyti tą vazopresino lygį? Kalangardas. Būtent kalangardas
neduoda mums to šlykštaus iš ryto patinimo, po akių tie maišiukai, nesvarbu, ką mes ant nakties pavalgym. Kodėl? Dėl to, kad kalangardė yra aloe vera. Čia yra super iš tikrųjų ingredientą. Aloe vera, apie kurį labai daug rašoma, bet jūs turit prisiminti. Kalangardas reguliuoja irgi hormonus. Tai yra aloe vera. Dabar energijos hormonas tiraksinas. Nuo tiraksino skydliaukos hormono priklauso, ar jums gera, ar jūs kamuoja depresija. Šis hormonas vadovauja medžiagų apykaitą, aktyvina kepenų, tulžies, pūslės, inkstų veiklą, tokiu būdu spartina šlakų bei toksinų šalinimą. Būtent tiraksinas hormonas gerina figūrą, nuotaiką, veido spalvą. Ir ką mes turim? Žinokit, visų pirmiausia, tai yra kalangardas. Absoliučiai viskas, kas ten yra, visas kompleksas, tai yra tiraksinų palaikymo ir balansas. Mes turim dėkoti mūsų žarnynui ir mūsų virškinimo sistemai, ir virškinimo sistema irgi turi dėkoti mum už tai, kad mes duodam būtent kalangardą. Čia absoliučiai viskas, kas čia yra, tai yra tiraksinų palaikymas. Kas liečia sunrise, labai dažnai, nedažnai, bet kas turi padidintą tiraksino lygį, labai atsargiai reikia su sunrise, kadangi ten yra airijos kerpės, taip pat vadinasi, taip, kuri turi jodo. Dėl to reikia pradėti, kas turi padidintą tiraksino lygio, kalangard ir sunset. Tik tai po to, po kažkiek laiko, galima po biškį pradėti, reikia paruošti savo žarnyną į virškinimo sistemą teisingai funkcionuot, sutvarkyti miegą ir paskui jau galima tada po biškį žaisti su sunrise. Tai yra, tikrai labai toks skaudus kažkam klausimas, kas liečia tiraksinų, bet aš galiu jums pasakyti, viskas su laiku galima tikrai sutvarkyti. Ir prieš paskutinis hormonas, kuris neša mums laimę, tai yra endorfinas. Endorfinas. Kas čia yra? Čia aš, ne. Organizmų išskiriami opiatai suteikia mums laimės ir pojūtį. Endorfinas, atsiprašau, priverčia blizgėti akis, o gyvenimas atrodo nuostabus. Endorfinas jaudina, sustiprina malonumą ir pasitenkinimo pojūčius. Galima bėgioti, bėgimas skatina 30 minučių per dieną, bet jeigu jūs, galima šokti, galima žaisti stalo tenisą, irgi skatina endorfiną, bet jeigu jūs neturit laiko ar noro ir dar kažko, galima šito nedaryti. Tiesiog ašvaganda ir maca, kuri yra pas mus, skatina būtent mažina stresą, gerą savijautą, irgi endorfinas, tai laimės hormonas atsiranda automatiškai. Ir paskutinis, kadangi, aš jau vėluoju 1 minutę, skatinat koncentraciją ir kūrybą. Mūsų visas trikampis, aplamai, visa sistema, tai yra toks nuostabus dalykas, kuris padeda acetilcholinų dirbti savo nuostabų darbą. Būtent tas hormonas
duoda koncentracijos ir kūrybos. Šis sudėtingas žodis reiškia medžiagą, kuri veikia raumenų ir organų, širdies ir skrandžio įtampą, sužadina kūrybinės galias, padeda susikaupti. Čia vėlgi aš galiu dar kartą pakartot, kad absoliučiai visa sistema būtent daro tą darbą, skatina acetilcholiną ir būtent ir ašvaganda, vėlgi čia yra karalienė šiandien pas mus, padeda pagerinti koncentraciją dėmesio išlaikymo. Vat tiek, kiek aš šiandien norėjau jums papasakot, kažkaip aš šiandien ir atrodau kaip profesorė kažkokia, nors aš iš tikrųjų ne profesorė, ne viską žinau, bet kas man asmeniškai labai svarbu, aš žinau ir aš noriu, kad visi kiti žmonės žinotum, kad jeigu mes dienos metu organizmui padėsim su Sunrise'u, apsaugosim, paskatinsim hormonų gamybą, jeigu mes pasirūpinsim savimi dienos metu, jeigu mes pasirūpinsim savimi nakties metu ir jeigu mūsų mikrobiomas bus laimingas, o mūsų moteriškas arba vyriškas organizmas bus negalima. Jeigu mūsų moteriškas ir vyriškas organizmas bus laimingas, tai ir su dopaminami, ir su visais hormonami, su laiku viskas bus gerai. Dabar, kas liečia vaikų, nuo 12 metų organizmas jau buvo toks klausimas, kad mūsų organizmas nuo 12 metų jau kaip suaugusio organizmo. Iki 12 metų tai yra vaikas. Nuo 12 metų reikia pasitarti su gydytoju, jeigu ant dėžutės neparašyta, kad tai yra nuo 12 metų, tai reiškia, kad negalima naudoti produktą. Jeigu parašyta kažkur, kad nuo 12 metų, tai prašom naudokitės. Aš prieš tai, kad savivaliaut, kaip gamintojas parašė, taip mes ir darom. Dėl to aš noriu jums visiems absoliučiai palinkėti sveikatos, kantrybės su hormonais. Hormonai iš tikrųjų labai reikalauja daug kantrybės. Reikia klausyti savo organizmą, kažkam reikės pradėti reguliuoti savo hormonų sistemą nuo Kalangardo, kažkam teks pradėti reguliuoti savo hormonų sistemą nuo Sunseto, nuo naktinio mūsų organizmų gelbėtojo. Čia reikia tiesiog išgirsti, kaip reaguoja mūsų organizmas pirmą mėnesį. Paskui viskas tikrai subalansuos ir viskas bus gerai. Tai aš linkiu jums visiems harmonijos ir balanso. Ačiū labai jums. Viso gero. Ačiū tau, Natalija, labai ačiū. Aš žinau, kad tavo laikas yra labai brangus ir tikrai, manau, mes, kadangi turim įrašą, aš labai dėkoju, aš jį dabar sustabdau ir jūs tikrai jį galėsite